Sveiki atvykę į vlogą, varysime į kapines, paskui pavalgyti ir pas Roką. Žinau, tai yra tėvo diena, einame į mamos tėčio kapines. Vienas dalykas, kuris man patinka labiausiai, tai kad čia tiesiog ramu, matot paukščiai čiulba, gamta, bet kitas dalykas, kuris tikrai nepatinka, tai kad kai kurie žmonės žiūri kapus, o kai kuriem visiškai nusispjautų. Tarkim, šis, pažiūrėkit, kaip žmonės gali nepasirūpinti savo artimaisiais, aš nelabai įsivaizduoju, kaip man. Ką vykstu į Roko gimtadienį. Šiandieną jau gal biškį vėlus, aš vis dar mėgstu vėluoti, žinot. Įdėjau Rokui pinigų, nes jam buvau užsakęs droną, bet drono dar kaip ir negavom, tai kągi Rokai, teks palaukti. Taip, čia dronas. Vairate. O, Jėzus, tu tikiuosi nematei nieko. Matei? Fuck, man atrodo, jis pastebėjo. Kas čia per šukuosinam šį? Kažkada tu to pusėlę praeitais metais pirko, ne? Jo, ir tu labai jo norėjai praeitais metais. Ir aš galvojau, kad šiais metais galvojau, kad gal, žinai, norėsi kažkas tokio. Va, iš ko pasaulis dabar išprotėja. Kažką naudingo nusipirkau. Ai, žiūrėkit, gal Roko karambitas koks. Jei bandysit kas ateiti į Roko namus, tai gal nepatartina, tiesiog. Va, dronukas. Ai, savoks mažiukas. O dar propelerių gal? Jo, yra čia. Palyginimas. Kaip PlayStation pultelis ir va šitas atrodo. Oh my god. Dar biškiai, šiek tiek pakil. Oh, careful, mate. Low battery. Rimtai? I guess, yeah, it's not used. Nežinau, pastebėjote, aš jau esu su kitais rūbais. Su Roku lauke nepaleidome droną vien tik dėl to, kad tai buvo prastas oras ir buvo tokia kaip problema drono, tai nežinau. Dabar pažiūrėkite, kaip darau sumuštinius. Darant šitą montažą daug įsiminės valgyti, taip kad nesvarbu, ar kažko rimto, tiesiog pakramsnuot kažką, nes manau, po šito montažo užsiminys valgyti, tai čia toks patarimas. O jeigu jūs jau pavalgėt, tai jums labai pasisekė, tada nieko, tiesiog žiūrėkite. Pasirodė, sužinau, kad ir Arnas turi droną. Jo sugeba filmuoti, o tas yra didžiulis pliusas, sakė pasimti SD kortelę, mes pasiėmė. Dabar varome tinklinio ir po to varysime pas Arną. Ir tada paleisime droną ir biškį nufilmuosime vaizdo. Nesvarbu, ar tai bus tragiškas, svarbu išbandyti droną, nes aš jo dar visai niekada gyvenime nesu dar jo nebandęs. Taip, keičiame planus, dabar vyksime pas Arną tiesiai, o Rokas atvarys link Arno, tai ten visi ir sustiksim, žodžiu, tai varom. Pasirodo, pasikeitė vėl planai, varysime į kaimą, o link Roko dabar varysime. O štai yra Arnuko dronas. Arnai. Nu, Rokai leis savo droną, savo žvėrį.
Wow. Visai nepakrovai? Pakrovai. Kokia problema čia įvyko? Pakyla ir nusileidžia. Jo. Taigi nubas esi. Pakyla ir nusileidžia, žodžiu, bandom kraut. Parašyti į komentarus, gal žinau, kokia čia problema, nežinau. Padėkit Rokui. Rokui reikia pagalbos. Nu ką, aš bandysime Arnuko droną. Aš pirmą kartą valdysiu droną, pažiūrėsim kaip seksis, o paskui filmuosime, eisime link tos balos. Tai va, išbandykime. Iš esmės, ką galiu pasakyti, kad visas kontroleris grinai kaip PlayStation pultelis. Gal bandysime pakilti dabar. Damn! Bet kaip aukštai iškyla. Jo, tai bandysim dabar pafilmuoti. Aš net nematau, ai va kur jisai. Aina saukai aukštai. Žmonės, jeigu tarkim yra tokios aplinkybės, kaip negalite filmuoti su dronu, neturi savo, ta prasme, kameros, tai mes, jei turite GoPro, mes dabar būtent parodysime, kaip būtų galima pritaisyti GoPro. Yra šitas žvėriukas, va. Suraskit gal gumyčių, nežinau, namuose. Ir manau, kad daugumos dronai turėtų prilaikyti jo. Filmuoja. Viskas, mes pasiruošę. Nu ką, pirmas... Nu ką, pirmą kartą vlogį pamatysite drono vaizdą iš viršaus. Nice. O, Jėzus Marija. Nekyla? Negali būt. Pažadėtos medžiagos mes jums taip ir neparodėme. Taip, ką mes su Arnu buvom darę, tai buvom išėmę daug gumyčių, palikome gal kelias ten gumytės, gal gumytės ten. Daro įtakos tam dronui, dėl to jis ir negali pakilti, bet pasirodo jisai negalėjo pakilti, mes ir jį pakrovėme, galvojom įsikrovė, bet ne. Ir tai nieko nepadėjo, vis tiek nepakilo. Tas dronas būtent Arno ir turėjo tą kamerą. Jis pats Arnas nežinojo, kaip su tą kamerą filmuoti. Žodžiu, tų dronų visiškai nieko nepasisekė padaryti. Ta prasme, nufilmuoti mes tikrai jau aš jums prižadėjau nufilmuoti, tai aš ir ištiesėsiu. Gal iš tikrųjų galite jūs padėti, tarkim, nebūnai, kad atiduoti, paskolinti gal kažkaip, kas turite droną, kur galima filmuoti, mes, ta prasme, aš buvau, kad kaime gavau senų tokių gražių pafilmuoti, bet taip ir nepavyko. Taip kreipiuosi jūs, tai jei turite kas kokį droną paskolinti, jei negaila jums, mes, žodžiu, su manim galite susitikti Facebook'e dėl tų dronų, o jei tai nebus, tai nežinau, kažką reikia sugalvoti, kad nufilmuoti jums tą vaizdą, kurį aš jums prižadėjau. Šiaip dabar pakalbėkime apie dronus, tai ką aš manau apie dronus, tai kad jie gali užvaldyti pasaulį. Ta prasme, dronai ateityje bus tikrai reikalingi, nes jau ir dauguma ir dabar pritaiko, būtent, tarkim, Amazonas. Jeigu gyventi Amerikoje kas gyvena arti Amazon tos įmonės, jums siuntinį pristato su dronu, jo tiesiog numeta dronas ant žemės, kas atrodo stebuklinga. Tai va jau pritaikoma dronai yra darbuose. Jie gelbė žmonių gyvybės, tarkim, pavyzdžiui, prie jūros. Nežinau, ar pakeldins ar ką, bet kažką arba numes gal kokį, žinai, kur plūduruojančiai daiktą. Aš manau, kad populiariausi gal dronai, bent jau kurie kuria, tai yra DJI, tai čia yra tie Phantomai. Iš tikrųjų, pats geriausias dronas, tai sakyčiau, bent jau kaip vloginimui. Tai, kas ir turite daug pinigų, galite įsigyti, tai yra DJI Mavic Pro. Būtent tas dronas yra kompaktiškas, jame jisai visas susiskleidžia ir gali įsidėti laisvai į kišenę. Nu, į kišenę nežinau, bet į kuprinę tikrai daug vietos neužims. Būna tie pulteliai Phantomo, tai būna jie va tokie didžiuliai. Tai būtent DJI Mavic Pro tie pulteliai būna tokie mažiukai. Dar naujo išrado, tai DJI Spark yra dar mažesnis dronas. Maždaug kaip mano telefonas, kaip iPhone'as, iPhone 6 gal labiau, nežinau, irgi jis šiame vlogė tiek, sakau, dėl to drono video, ta prasme, kadrų, atsiprašau, nebuvo. Bandėme, ką galėjome, bet paskui su Arnu nieko taip ir neišėjo, tai mes nuėjom pasimaudyti. Taigi su jumis buvau Šiorės, jeigu jums patiko šitas video, spaudžiame like, subscribinkit būtinai, kas dar esate nauji.
Ir jo, ir vasarą tikrai prižadu daug video. Reikia prižadinti šitą kanalą, taip kad jei dar galite ir pažiūrėti. Nu, kol kas tiek, tai iki. As long as you be my girl. Ice Bear believed in you.